atsakant taip veidrodiniu būdu į jūsų klausimą, tai jeigu prabanga yra gimti Dieveniškių Kilpoje arba Šalčininkų rajone, tai reikia tą prabangą ir toliau tęsti ir ją aprūpinti. Nes taip, kiekvienas žmogus turi teisę į mokslą. Tai reikia džiaugtis tuo gimstamumu, kad čia dar gimsta vaikai, kad turime tokią įvairovę, tokį Babilono bokštą, tokį tautiškai spalvingą kraštą ir puoselėti, suteikti galimybę, nors pagrindinį išsilavinimą, vidurinį, profesinį įgyti kuo arčiau namų, nes nors ir nedidelis mūsų rajonas, o dar mažesnis Dieveniškių kraštas, bet kilometrai savo daro ir nuovargis ir visa kita ir galiausiai, nors ir prabangu gimti Dieveniškių Kilpoje, bet tos prabangos gyventojų namuose nerasim. Taip, kai kur mažiau tos prabangos. Taip. Ačiū visoms. Profesinės mokyklos Dieveniškių Simono Karčmaro amatų kiemo vadovė Ilona Šedienė, Dieveniškių Ryto gimnazijos direktorė Lolita Mikalauskienė bei Adomo Mickevičiaus gimnazijos direktorės pavaduotoja Valentina Cvilik. Čia Ryto garsai tiesiogiai iš Dieveniškių. Mes netrukus grįšim. 7:38 šia Ryto garsai, jie šiandien tiesiogiai iš Dieveniškių, ypatingos teritorijos Lietuvoje vadinamosios Dieveniškių Kilpos, kurią praktiškai iš visų pusių supa Baltarusija. Ir mes girdim, jog turistai vis labiau atranda Dieveniškių istorinį regioninį parką, kuris iš esmės ir užima tą visą Kilpą. Pasak vietos gyventojų, žmonių čia atvažiuoja ir iš kitų Lietuvos miestų, ir iš užsienio. Nuo kaimo turizmo sodybas nuomojantis verslininkai irgi turi kuo pasidžiaugti. Apie tai mes dabar ir pašnekėsime. Su mumis istorinės sodybos Grybiškių kaime šeimininkė, kaimo turizmo sodybos Po vienu rūmų įkūrėja, prižiūrėtoja, savininkė Elena Verzinkevičienė. Labas rytas, paimkit mikrofoną. Taip pat kitos kaimo turizmo sodybos visai netoli esančios Gaujos Vingiai šeimininkas Mečislovas Butrimas. Sveiki. Labas rytas. Na ir Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos, tai čia iš toliau, bet vietoj Dieveniškių istorinio regioninio parko grupės patarėja Irutė Eidukienė. Sveiki. Labas rytas. Mes pradėkim, ponia Eidukienė, nuo jūsų, nuo parko. Dabar reikalų, vis tiek daugiau mažiau kažkokią statistiką galbūt bandot sekti, skaičiuoti. Tai mes girdim, kad pastaraisiais metais daugėja žmonių, kurie čia atvyksta pašniukštinėti į jūsų šitą Dieveniškių Kilpą. Ar iš tiesų taip yra? Iš tiesų taip yra. Ir mes pastebime, kad lankytojų daugėja tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio. Na, jeigu kalbėti apie Lietuvą, tai pirmaujantis yra Vilniečiai. Tačiau tikrai sulaukėme svečių ir iš kitų Lietuvos vietų ir labai tokių atokių ir tolimų Lietuvos kampelių. Užsieniečiai stebina, ypatingai šiais metais, šią vasarą jie labai aktyvus. Tai nėra kažkokios didelės grupės, daugiau pavieniai lankytojai, bet atvyksta ne tik iš kaimininių valstybių, bet ir iš tolimesnių. Tai sulaukėme ir iš Belgijos, iš Vokietijos, JAV, čia prieš porą dienų lankytojai iš Meksikos. Tai labai tuo džiaugiamės. Na, o jeigu kalbėti apie priežastis, tai aš manyčiau, kad žmonės dabar ieško tokių išskirtinių, unikalių vietų, kurios galbūt nėra perkrautos didelių lankytojų srautų. Ir tai yra vietos, kur galima suderinti ramų poilsį gamtoje ir pažinti su istorija, su autentiškais kaimais bei kitais vertingais tiek gamtos, tiek kultūros paveldo objektais. Jeigu žiūrim į užsienio valstybės, tai kokią išskirtumėt, iš kurios jau čia daugiausiai tų žmonių atvažiuoja į Dieveniškių Kilpą? Žinokit, negalėčiau ko gero išskirti vienos, kur sakytume, tikrai jau ten labai dažnai ir daug, bet, galbūt iš Lenkijos, iš Lenkijos valstybės, galbūt kad arčiau, tai, ko gero daugiausiai lankytojų. Pone Verzinkevičienė, jūs turite sodybą, kurią nuomojat, graži sodyba, aš ten esu buvęs su studentais prieš porą metų, dar paklausiau mūsų pokalbio, tai ar pas jūs irgi atsispindi tie skaičiai, kad jeigu daugėja apskritai atvykstančių turistų į Dieveniškių Kilpą, tai ir pas jūs tų svečių dažniau apsilanko sodyba, išsinuomoja, pabūna dieną, savaitę, nežinau, mėnesį? Taip, tikrai taip. Jaučiam tai, kad svečiai vis labiau atranda tą mūsų kraštą,
Tai vat, kaip ir Irutė galiu paantrinti, tai šiais metais irgi turėjom svečių iš Amerikos atvykstančių. Šiaip taip sakyčiau, kad iš Latvijos atvyksta svečiai pas mus ir mūsų Lietuvos turistai. Tai Lietuvos turistai atvyksta irgi ne tik iš Vilniaus, iš Kauno, iš Klaipėdos rajono ypatingai buvo atvykę klaipėdiečiai, tai jiems tas mūsų kraštas buvo labai, toks, kaip jie sako, unikalus ir išskirtinis kraštas. Tai tų svečių mes sulaukiam vis daugiau, mes tą, kaip sakyt, jaučiam, matom savo sodyboje ir labiau atvyksta svečiai tokiam pažintiniam poilsiui. Pažinti mūsų kraštą, apsistoja sodyboje ir keliauja. Keliauja su dviračiais, pėsčiomis keliauja. Kiek dienų jie gyvena? Vat išsinuomoja jūsų sodybą savaitgaliui, savaitei? Labai įvairiai. Vasarą, tarkim, turim svečius, kurie gyvena 2 savaitės sodyboje. Aišku, COVID laikais tai gyveno ir beveik mėnesį, ten jau visai kitaip, bet dabar 2 savaitės, o šiaip pagrindė atvažiuoja savaitgaliais nuo penktadienio iki šeštadienio. Tai šeštadienį skiria grinai pažintiniam turizmui, keliauja po mūsų kraštą, sekmadienį jau pailsi ir išvyksta. Ir jūs nuomojat sodybą visą, pas jūs negali ten 3 nepažįstamos šeimos apsistoti. Jeigu nuomojat, tai visą kompleksą. Taip. Mes nuomojam visą sodybą, sodyboje svečiai būna vieni, jie apsistoja pas mus, mes dar turim savo namų muziejuką tokį, kur irgi taip pat svečius pakviečiam, papasakojam apie mūsų kraštą, apie mūsų krašto buitį, nes mes džiaugiamės savo unikaliais rėžiniais gatviniais kaimais, bet, sakykime, užsukti į vidų ir pamatyti, kaip gyveno mūsų senoliai prieš 100 metų, tokios kaip ir galimybės nėra. Brausės į žmonių namus, nei šis, nei tas. Taip, tai mes tą galimybę suteikiam užsukti į mūsų muziejuką ir pamatyti. Pone Butrimo, jūsų sodyba, kai nuomojasi visą, ją turi nuomotis, ar ten gali kelios šeimos gyventi? Šiaip yra tokia galimybė, kad keletą šeimų, nes turi sodybai, turi 2 atskiri namai, bet dažniausiai žmonės nori, kad būtų viena kompanija. Tai, nebent būna, kada, jau vasara labai, tas būna gera vasara šilta, tas būna pikas baidarių, tai tada jau žmonės sutinka ir būna taip dažniausiai. Bet viskas faina, ten baidarininkai atvažiuoja šeimom, tai dar susidraugauja ir visi būna patenkinti. Jūs nuomojat gyvenamąjį plotą, kad žmonės galėtų gyventi, baidarės irgi nuomojat? Taip. Tai kur čia plaukia žmonės tom baidarium? Tai turim vienintelį upelį, tai yra Gauja. Labai mažai kas žinoja, kad yra toks upelis Lietuvoje, nes visą laiką, kai prašai kviečiame plaukti Gaują, tai skambina tik čia į Latviją. Sako, ne Latvija, čia Dieveniškėse. Bet po biškį atranda labai graži upė, nes žmonės yra dažniausiai būna tokie, kurie visur praplaukė per visą Lietuvą, visur jau buvo, plaukė visom upėm, o šitą Gaują tai pirmą kartą atvažiuoja ir tada, kada klausia, kaip maršrutas, tai viskas labai liuks, labai graži upė. Labai retai yra Lietuvoje tokių upių. Tai kuo jinai ypatinga? Pasgi turbūt plaukęs ne kartą. Taip, bet aš tai nesu praplauks visas upės Lietuvoje, bet sunku lyginti kažką, bet žmonėms patinka, kad jinai yra gan srauni, negili, nėra pavojinga, galima plaukti su vaikais. Visą laiką bėga po medžiais, per mišką. Tai medžiai, upė, kadangi nėra plati, tai ir medžiai susipynė virš upės, toks gaunasi kaip tunelis. Tai visi, tai lygina tai su Amazonė, tai su džiunglėm, tai patinka žmonėm. Ypač kada karštą dieną, tai ten labai fainas toks pavėsis. Ir ten nenubaudžiausia, ten reikia dirbti. Ypač pirmą rožą, tai ten daug vingių, taip vingiuoja, o mes prieš sezoną pravalom nuo medžių, kur kad būtų praplaukt, kad reikėtų lipti iš baidarės, kad būtų žmonėms patogu, tai visiems patinka ir visi laimingi.
Pone Eidukienė, dabar sudėliokit akcentus, pasakykit 3-4 vietas, į kurias privalo atvažiuoti, kurias turi pamatyti, arba faktus, kurias privalo sužinoti žmogus, kuris išmaišęs, išnaršęs visą Lietuvą, jau nusprendžia paskutinę stotelę, jau bus Dieveniškių Kilpa, atvažiavau savaitį, išsinuomojau sodybą ir čia esu. Ką privaloma yra sužinoti ir pamatyti čia? Aš rekomenduočiau kelionę po Dieveniškių istorinį regioninį parką pradėti Poškonyse, Centrinė gatvė 2, lankytojų centras. Tai yra vieta, kur kiekvienam turistui bus suteikta visapusiška informacija apie tai, kur keliauti, ką galima pamatyti, kokios yra poilsiavimo galimybės. Kiekvienas gali įsigyti suvenyrų, leidinukų. Na, o jeigu nenorite keliauti savarankiškai, tai mes visada pasiruošę jūs palydėti. Lankytojų centre veikia nuostabi vidaus ekspozicija, kurios tema yra etnokultūros paveldas. Apima 2 aukštus ir ten yra eksponuojama būtent Dieveniškių krašte kažkada naudojami darbo įrankiai, namų apyvokos daiktai, baldai, na ir nepaprastai didžiuojamės turima surinkta iš tiesų labai didelė audinių ekspozicija. Na, susipažinę su vidaus ekspozicija, toliau aišku siūlau keliauti į gamtą po objektus. Na, o pamatyti iš tikrųjų yra ką. Na, pirmiausiai keliauti yra labai patogu, kadangi visi objektai išsidėstę yra labai koncentruotai. Nėra kažkokių labai didelių atstumų, nereikia važiuoti didelių kilometrų. Tai aišku ir norime pasigirti, nes mūsų parkas taip jau pasižymi labai didelę pilkapių gausą. Pats didžiausias Stakų pilkapynas, kuriame yra net 40 pilkapių. Pats seniausias Poškonių pilkapynas, tai yra 5-6 mūsų eros amžius, degintiniai kapai. 1000-mečiai ąžuolai, Grybiškių Stakų ąžuolas. Na ir be to, kad jie nepaprastai didingi, prie Grybiškio ąžuolo buvo surastas ir rekordinis baravykas, kuris yra įrašytas į Lietuvos rekordų knygą. Svėrė 3 kg 5 gramus, tad iki šiol didesnio grybo niekas taip ir nėra suradęs Lietuvoje. Na, senovę menantis Bečionių piliakalnis, kuris yra pritaikytas lankymui, Dieveniškių miestelis, gausiai prieš paskutinio ledyno atridenti akmenys apipinti legendomis, padavimais, renesansinė Norviliškių pilis, na, Stakų konglomerato luistai, tai objektų tikrai yra daug ir, na, per vieną dieną, aš manau, tikrai jūs jų niekaip neįveiksite. Šiaip jau jums atrodo jau viską, ką įmanoma atrasti, esat jūs specialistai atradę šitoj Kilpoj, ar dar kažkur kasinėjat, ieškot ir dar tų objektų skaičius didės, na, jų daugės tų objektų? Objektų skaičius tikrai didėja. Štai jau 2 metai iš eilės yra atrasti iki šiol nežinomi pilkapynai. Aišku, yra vertybių, kurios, kaip mes, na, sakome, yra žinomos ir atrastos tik tai specialistams. Na, tam, kad vertingus objektus, ypač vertingas buveinės, išsaugoti, na, apsaugoti jas nuo didesnių lankytojų srautų. Tačiau tikrai turime objektų, kuriuos planuojame dar pritaikyti lankymui ir tikrai Dieveniškių istorinis regioninis parkas nustebins lankytojus, kurie, na, čia sugrįš.